Sveiki, esu Artūras Pakėnas, vairavimo mokytojas ir vairavimo mokyklos Amplius LT vadovas. Pastaruoju metu labai pastebiu būsimie vairuotojai mūsų mokiniams ir kitų mokyklų mokiniams kylančius klausimus, į kuriuos jie ieško atsakymų ir neranda. Neretai būna, kad būsimieji vairuotojai besimokydami vienoje mokykloje papildomų pamokų ima kitose mokyklose, kas yra visiškai natūralu. Ir pavyzdžiui, pas mus ateinantis mokiniai iš kitų mokyklų, norėdami pasistiprinti savo įgūdžius, užduoda kartais keistus klausimus. Ir aš pastebėjau, kad jie nežino elementarių dalykų, kuriuos šiaip tai reikėtų žinoti mokymosi metu, nes tada mokymosi procesas būna lengvesnis, aiškesnis, suprantamesnis ir išvengiama įprastinių klaidų. Kokios tos klaidos? Tai instruktoriaus pasirinkimas, kažkokių administracinių dalykų nesuvokimas ir mokiniai tada būna įkaitais kažkokių biurokratinių arba neprofesionalių instruktorių įkaitais. Tai aš pabandysiu dabar per keletą video, pabandysiu tokius atsakyti į standartinius dažniausiai pasitaikančius klausimus. O jeigu jūs turite kažkokių asmeninių klausimų apie mokymosi procesą, galite po mano video komentaruose rašyti tuos klausimus ir aš pasistengsiu taip pat juos atsakyti. Taigi, pradėkime nuo to pačio paprasčiausio dalyko, kas yra tas B kategorijos vairuotojo mokymasis ir su kuo jis valgomas. O valgomas jis labai paprastai. Galimi du būdai mokymosi. Tai yra eksternų arba pilnas kursas. Pradėkime nuo pilno kurso. Jeigu jūs mokotės, pasirenkate vairavimo mokyklą ir mokotės ten ir teorijos, ir praktikos. Tai jūs mokotės teorijos, lankote teorijos paskaitas, gaunate medicinos pažymą, ir kažkokiu momentu pradedate mokykloje praktinio vairavimo pamokas ir praeinate visą kursą, išmokstate vairuoti, išlaikote mokyklinį praktinį vairavimo egzaminą ir einate regitroje laikyti ir teoriją, ir praktiką. Taigi, antras kelias yra vadinamas eksternu. Tai yra, kada žmogus ruošiasi teoriją savarankiškai, pats asmeniškai pasiruošia, ten spręsdamas testus, skaitydamas kelių eismo taisyklių knygelę, arba ten susiradęs kažkokių video įrašų internete paskaitų, išmoksta kažkokiu tai būdu teoriją, pasiruošia ir eina laikyti regitrojo egzaminą. Tada išlaikęs regitrojo egzaminą, gauna pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą ir kreipiasi į kažkokią tai vairavimo mokyklą, kurioje gali praeiti praktinio vairavimo mokymosi kursą, išlaikyti praktinio vairavimo egzaminą ir tada regitroje vėl laikyti praktinio vairavimo egzaminą. Kas šitoj srity dažniausiai būna neaišku ir nesuprantama. Tai yra tas vadinamasis 30 valandų mokymosi limitas. Visi kažkaip tai įsivaizduoja, kad yra kažkoks nustatytas lygis 30 valandų, kur tu atlankai praktinio vairavimo pamokas, mokaisi 30 valandų ir akademinių 30 valandų, ir tai yra 45 minutės 1 valanda. Ir tada, atvažinėjęs 30 valandų, eini į regitroje, laikai egzaminą ir gauni vairuotojo pažymėjimą. Deja, yra ne visai taip. 30 valandų yra administraciškai numatytas minimalus kiekis, kurį mokinys mažiausiai turi mokytis. Mažiausiai. Bet nereiškia, kad daugiausiai. Ir kodėl taip yra? Dėl to, kad dažnam žmogui 30 valandų mokymosi nepakanka. Per 30 valandų jis nespėja išmokti. Ir nepakanka tiesiog lankyti 30 valandų ir jau viskas teisės kišenėje. Ne, yra 2 egzaminai. Vienas egzaminas mokykloje, praktinio vairavimo egzaminas, ir antras egzaminas po to seka regitroje. Egzaminai analogiški pagal tos pačius reikalavimus, tik mokykloje jūs dažniausiai laikote su tuo mokytoju, pas kurį mokėtės, ir su tuo automobiliu, dažniausiai, ne visada. Regitroje laikote su regitros egzaminatoriumi ir regitros skirtų automobiliu. Kas šitoje vietoje dar trūksta žmonėms kokios informacijos? Čia nepatenka informacija apie šeimos instruktorių, o Lietuvoje egzistuoja šeimos instruktorių savoka. Ir mokinys turėtų nepamiršti šitos situacijos ir papildomai gali mokytis su šeima. Tėtis, mama, brolis, sesuo, vyras, žmona, močiutė, senelis.
Jie gali irgi mokytis nemažai valandų, važinėti tiek, kiek reikia, kad mokiniui daug geriau pasiruošti praktinio vairavimo egzaminam, kaip mokykloje, taip ir regitroje. Tai bet šitoje srityje aš jums galiu pasakyti savo patirtį, kai kurių kitų šalių patirtį, aš nebejoju ir kad daugelio mano kolegų instruktorių patirtį apie tai, kad dažniausiai žmonėms prireikia apie 50-60 valandų, akademinių valandų, tam, kad išmokti vairuoti ir pasiruošti praktinio vairavimo egzaminui regitroje. Dažniausiai, kaip visada, yra kas pasiruošia greičiau, yra kam reikia daugiau laiko. Čia aš turiu galvoje, kad yra ne mažiau kaip 30 valandų su instruktorium ir galima pridėti valandas, kurias jūs važinėsite su šeimos nariu. Tai sumuojasi be abejo. Na, o kaip visą tai suderinti, ar įmanoma išmokti tik per 30 valandų, aš pabandysiu atsakyti jums sekančiame video. Šiam kartui tiek, iki.